Neseniai TV3 laidos Be tabu operatyvinė grupė gavo ekstra pranešimą, jog sostinėje esančioje Pilaitės mikrorajono vidurinėje mokykloje įvyko baisus incidentas. Fizikos mokytojas trenkė 8 B klasės mokiniui per galvą kokiu tai baisiu geležiniu prietaisu. Mokinys nugriuvo, klasėje telkšo kraujo klanai. Nukentėjusiems teikiama skubi medikų pagalba. Telefonų informaciją dėstė neprisistatęs asmuo. Specialiosios tarnybos bei televizijų žurnalistai nedelsdami išvyko į įvykio vietą. Labai daug bėgo kraujo. Iš karto į kriauklę nubėgo ir visas vanduo raudonas buvo. Fizinę jėgą naudoja prieš vaikus. Tas mokytojas, kaip jisai labai žulus yra, visus mokinius muša, lenda. Net sušilę aiškino Pilaitės vidurinės mokyklos 8-okai. Netrukus aptikome ir nuožmųjį mokytoją, kuris paaiškino, dėl ko įvyko minėtasis konfliktas. Pamoka buvo pasibaigus, atėjo paprasčiausiai žaisti padėtos priemonės ant stalo, bet tai yra demonstracinės priemonės nežaidimui. Ant stalo gulėjo šitas dinamometras, aš taip norėjau jį pažiūrėti, paklausiu mokytojo. Taip mokytojau, galima jį paliesti ir taip nesulaukęs atsakymo, taip jį, jau tiesiau rankais, taip paėmė greitai ir man taip užvažė. Taip. Sakiau padėti, nedėjo ir paskui kaip sukėsi ir užsikabinau turbūt. Netrukus nukentėjusysis didvyris parodė ir savo baisiąją žaizdą. Ir štai dėl šios dinamometro spirokle įdrėkstos nosytės 8-osios B vyrai iš kito Vilniaus miesto galo privertė belstis visus darbus metusius žurnalistus. Tačiau netrukus išryškėjo ir šio konflikto šaknys. Mušasi. Tankas už lenciugo. Man naktinį suplėšė. Sako, ant liustros pakabins. Jau šitas jie teisės, tai jie labai gerai žino, bet pareigų tai tikrai ne visada ir ne visi supranta. Blogai pažymius labai vertina, blogus rašo pažymius. Ne metalistas? Ne metalistas. Ne metalistas, ne narkomanas, ne bičas ir todėl nesavas Pilaitės vidurinės mokyklos fizikos mokytojas jau 39 metus bendrauja štai su šiais gerais ir nekaltais vaikučiais. Čia galima užrašyti. Jau baigęs pertrauką. Fizika ant podo.